Profesionalūs sportininkai kaip ir mėgėjai, traumos daugmaž panašios yra. Aišku, tai priklauso ir nuo sporto šakos, ar jinai yra kontaktinė ar ne. Tai traumų stiprumas nuo to dažniausiai priklauso. Dažniausiai, aišku, čiurnos, keliai, nugaros tam tikrose sporto šakose ir pečiai. Tai vos ne visą organizmą galim vardinti. Tai priklauso tikrai nuo specifiškumo, nuo sporto šakos ir negali taip sakyti, kad dažniausiai su tom. Viena sporto šaka daugiau yra nekontaktinės sporto šakos, ten vienas vyrauja, kitur kitas ir viskas. Išplitę daug tų traumų, greičiai dideli, kai sakau, traumatizmas didėja, profilaktika mažiau dėmesio skiriama, tai susiduriam su daug traumų. Pagrindinės priežastys yra, aišku, kontaktas. Jeigu kažkokių mikrotraumų turėjimas ir neatsižvelgimas į savo kūno kalbą, ignoravimas tų simptomų, tai vienas pagrindinių dalykų, nes visada sportininko mentalitetas, laiminčio sportininko mentalitetas yra toks, kad eit viską per negaliu, kuris priveda prie tų dalykų, profilaktikos nebuvimas, tyrimų nesidarimas, raumenų disbalansas. Tai manyčiau, šitos yra pagrindinės priežastys. Persitreniravimas ir neatsistatymas po didelių krūvių yra vienas pagrindinių dalykų, dėl ko įvyksta traumos. Kaip ir minėjau, neignoruoti skausmo. Skausmas, matyti, yra pirmas dalykas, kuris atskleidžia viską, parodo, kur yra bėda. Antra, viena pagrindinių priežasčių yra tinimas. Tam tikrų sąnarių, raumenų, edemos paburkimai, kiekvienas profesionalas jaučia savo kūną ir tikrai žino to simptomatiką. Ir jų neignoravimas, laiku kreipimasis, atliekant tam tikrus tyrimus, kai gali padėti išvengti didesnių pasekmių. Kad išvis išvengti traumų esant profesionaliam sportininkui, esu gal 1-2 žmonės per visą karjerą, per tos 1000 sportininkų matęs, kurie neturėjo tam tikrų didesnių traumų, bet tokių kaip sumušimas, čiurnų nykstelėjimo ar dar kažkokių, kad visiškai išvengti nesu girdėjęs. Jų paprasčiausiai manau, kad neįmanoma, nebent turi žmogus jau būti kaip robotas, atsisakyti visko ir skanaus maisto, laisvalaikių, šeimos, kaip sakau, turėti viską skirti profilaktikui visą laiką, tai gal ir įmanoma tą teoriškai, bet praktiškai manau, kad visiškai skirti tikrai neįmanoma ir aišku, nutikus traumai neignoruoti, nesigydyti mėgėjiškai pačiam, o kreiptis į specialistus, kurie diagnozuoja ir greičiausiai įmanomų laikų sugeba suteikti tą visą įmanomą pagalbą. Kad sportininkas varžybų ar čempionato metu būtų maksimaliam savo fizinės kondicijos pike. Tai medicinos sporto toks tikslas. Aišku, daug tų tikslų ir kitų yra, kaip ten tų traumų nepatirti, kokią prevenciją daryti, kaip prižiūrėti, kaip testuoti, kiek dažnai testuoti. Kuo daugiau tą sportininką pačiupinėjai, tuo matai realiau, kada jam reikia ateiti, kiek skirti dėmesio ir panašiai. Tai labai plati specialybė ir tokia įdomi ir daug visko apimanti. Mes turim algoritmą, tą vadinamą sportininko paketą susidarę, pagal daugiametę praktiką pasitarę ne vienas aš, o visi sukūrė, kokius darom kraujo tyrimus, kokius darom širdies tyrimus, kokius darom funkcinius testavimus, kaip matuojam raumenų jėgą, padarom tą bazinį gan platų ištyrimą. Jeigu randi kažkokius pakitimus arba įvertinus jo nusiskundimus, gilinėsi į tam tikras vietas, kur randi pakitimus, kur jis skundžiasi ir taip toliau. Tai atsiranda ir radiologiniai tyrimai, magnetiniai rezonansai ir panašiai, kad žinoti ir morfologiją, žinoti visą biomechaniką, atsiranda jau platesnis dar ištyrimas. Jeigu neturi nusiskundimų, žaidžia, viskas gerai, jokių skausmų, jokių tinimų, padarai bazinius tyrimus, patikrini širdelę, patikrini kraujo tyrimus, nėra nusiskundimų. Ir viso gero atsisveikinam, duodam jam profilaktinės rekomendacijas raumenynui. Labai retai būna, kad viskas 100% gerai randi, nes tie kažkur kažkokie randi, tai pagal tai sudarai programą, individualizuoji jam ir paleidi namučiokais. Kiekvienas žmogus turi individualią programą, turim kažkokį algoritmą,
prie tam tikrų pažeidimų, bet irgi, sakau, individualiai atsižvelgiam kiekvienam sportininkui, kiekvienai komandai, nėra kažkokios prevencijos, dažniausiai ištiriam komandas, surandam probleminės kiekvieno individualiai sportininko vietas ir kaip rekomendaciją sudarom, kaip aš mėgstu sakyti, stoteles, kad prieš kiekvieną treniruotę, jeigu komanda, tai yra su stuburais problemiški, su keliais, su čiurnom, su petim, tu padarai tą prieš treniruotę apšilimą kiekvienų probleminių vietų ir tik tada fizinio rengimo treneriui duodi sukeltą pulsą paruošti būtent treniruotę. Bet individualizuojame absoliučiai visiems. Nėra ar komanda, ar kas, bet mes žiūrime kaip žmogų, kaip į atskirą dalyką ir, kaip sakau, absoliučiai visiems duodame individualias programas. Tai yra profilaktiniai tyrimai, funkcinis testavimas, raumenų balanso tikrinimas ir neperskubėti įvykus traumai, kad ta reabilitacija įvyktų ir per skausmus su kažkokiais įtvarais, imobilizavus su teipais, neiti, nedaryti per negaliu, per skausmą, kur po kiekvienų tų varžybų ar treniruočių tintų, atsirastų kažkokie diskomfortai, taip mes tik pagilintume ir priartintume prie didesnių traumų. Tai neskubėjimas, prevencija, tos profilaktiniai tikrinimai, raumenų disbalanso nebuvimas tikrai sumažina visą tą iki minimumo. Kai prisileidžia jau, kai tu ne vienerius metus bendrauji su sportininkais, kaip mums teko dirbti 15 kiek ten metų sezonų su krepšinio rinktinė, tai mes būdavom kaip šeima. Turėdavom savo tos procedūrinius kambarius, jie pasilikdavo vieni, įsipasakodavo visas problemas, kur kas legia, kur šeimoje kokia bėda, nes ne visada tik fizinis dalykas lemia, kartais yra psichologinių dalykų, pykstasi šeimoje su žmona, kažkas tėvas serga, mama serga, rimtesnė liga, jie pergyvena dėl to kenčia rezultatas. Tai turėdavai viską apglaistyti, apglostyti, kai sakau, kad kuo mažiau atsineštų į aikštelę į varžybų dieną, tas pikas būtų gerasis, paliūdėti kartu, pasidžiaugti, kai sakau, kai prisileidžia, tai atlikdavai visokį įmanomą darbą, kai supranti, ką darai, kad supranti, ką šnekėt, kai tavim pasitiki, kai nesi kažkada kažkokių nuvylęs jų, kai suteiki pagalbą, tai jie ir daugiau atviresni būna ir tie rezultatai geresni būna. Tu išaiškini viską, kas gali būti prie tam tikrų pažeidimų, kokie pažeidimai atsiras gretutiniai, jei nesugis kažkas, tai kas gali nuplyšti, kas gali vėl traumuotis papildomai ir tada pacientas, sportininkas pats priima tą sprendimą rizikuoti ar nerizikuoti. Jeigu minimali rizika, tu jam paaiškini, mobilizavus su kažkokiu įtvaru, su teipu, tu gali išvengti to arba ten blokadą kokią darai, ką yra tekę, bet turi paaiškinti pasekmes, kurios gali po to atsirasti. Jeigu tu nepaaiškini, tai, kaip sakoma, gali likti labai kaltas. Vienas pagrindinių dalykų, norint išvengti, numatyti problemas, tai yra pastovus testavimas atsiradus kažkokiam skausmui, kažkokiam diskomfortui, nepabijot ateiti. Kuo anksčiau pastebėsim, tuo prailginsim karjerą, sumažinsim operacijų skaičius, senatvėje visus pakitimus su amžium atsirandančius dėl tam tikrų mikrotraumų, dėl biomechanikos pasikeitimų, tai kokybiškesnį gyvenimą turėsim ateityje, jeigu prisižiūrėsim kūną.